šono pasižiūrėjus, vyrai, kamerą pasižiūrėkit ir atrodysit kaip medžiai. Jo, ta prasme, tie riešai mat grubiai laužia. Jo. Ir jom tatį gali pasakyti žmogus, kuris atšaukęs yra virš 20 virš tūkstančių moterų, turėjęs iš žuvėdros profesionalaus šaukėjų privačias pamokas, išėjęs ir jės daug į praktiką pasimatymuose šaukti, nes moteris suviliuojas tuo šaukiu. Parsivedęs namo, pritaikęs tą šaukų techniką ir įsisiūlęs, toks vyras jūs gali tik paruošti. Tas vyras, kuris naudodamas tą šaukų technikas nesuvilioja moterų, jis negali jūs gerai paruošti, nes jis nenaudoja jų viliojimui. Čia vėl kitaip yra. Viliojimui tu imi biškį labiau dominuojančiai. Kitaip, ta prasme, ten žiūri į moterį, akių kontaktą, žiūri kaip jinai jaučiasi. Tai jis gali nebent išmokyti, kaip nepatikti moteriai, kaip nesuvilioti. Aš tau sakau, ir čia vat yra, pavyzdžiui, vienas klientas taupydamas pinigus, bandė iš YouTube išmokti. Ir ką jis išmoko, kaip beta šauk. Šaukų visą susilenkęs. Paulė aš iš karto tik pamačiau, kad pasipečiai ištiesiau, labiau niekada nežiūrėk į apačią. Ir jis bandė, ir jisai skupas moka 2 kartus, čia yra taisyklė. Ir jisai išmoko ir vis laik dabar taip šoka susilenkęs. Tas anas klientas, kur bandė taupyti. Ir jisai įsidėjo neteisingą įprotį, susilenku šokti. A tu žinot, kad tą įprotį po to pašalit, kiek yra darbo. Tai jisai ėjo atgal, aš tau sakau, reikia pirmą trenerį gerą susirasti. Ir tada mokintis, nes nesimokinkit jūs iš tų, kas tenais nėra profesionalais rytise, nes išmoksit to, ko nereikia. Po to nulį patirties. Ir po to vargsit, galvosit, tai kodėl vis tiek tos moterim nepatinka, Almost every time I hear it, if you want it, you can feel it. I'm so high.